Tikrai buvo įtempta kova, gražu buvo žiūrėti. Tai yra ateities žaidėjai jūs, tikrai praeis keli metai ir pamatysime jūs žaidžiančius ir Lietuvos rinktinėse įvairiaus amžiaus. Linkiu jums mažai traumų, daug darbo įdėti ir kel savo meistriškumą. Po kiekvienų varžybų, jūs patys žinot, pats maloniausias dalykas, ką užsitarnavom, tą gaunam. Ir atėjo laikas už jūsų vyrišką kovą, už parodytus rezultatus apdovanoti jūs. Yra, kaip matot, tikrai nuostabių prizų. Apdovanojami atskirų komandų geriausių žaidėjai. Geriausių žaidėjai Marijampolės komandos Linas Zengerta. Negailėkit plojimų. Alytaus, Aidas Šlakauskas. Klaipėdos Nedas Sutintas. Vilniaus Vladislav Hendrik. Taip pat yra įsteigti geriausių pozicijų žaidėjų nominacijų. Šiemet įrenka sekančiai. Vartininkas Rokas Bubnys. Galėsi būti ir žaidėjas. Teks. Gerai. Ačiū vasarą. Gynėjas Lukas Jatkūnaitis. Saugas Ignas Venskis. Ir puolėjas Karolis Skamarakas. Nu kągi, dabar apdovanojami prizininkai. 4. vietą turnyre užėmė Vilniaus futbolo mokyklos komanda. Trečią vietą Klaipėdos futbolo mokykla. Visi iš eilės praeisi dabar. Eikit iš eilės. Aš pamatys. Ja, tai nebus greičiau. Dar Tai dar žygiai negali. Matai, 14 tai gali. Kad skirsti padėję sieną. Čia net daug sirgi. Kiek jau šiandien? Aš 5 taurės galėjau. Vieną kartą. Vaikai. Antrąją vietą iškovojo Alytaus regionų centro komanda.
vienas pats įgimė. O, šypsama. Antra vieta. Treneris. Aš noriu padėkoti Marijampolei už lyderiavimą Lietuvos futbolo. Pirmąją vietą ir čempionų vardus iškovojo Marijampolės futbolo centro. Klausom, kągi, dar liko keli prizeliai, kad jūs rezultatai gerėtų, didelį darbą įdeda treneriai. Tai jiem paplojam ir įteikiam po prizelį. Ir pabaigs yra mūsų svečiai, į žodį. Džiugu buvo jūs visus matyti, žaidžiančius, rodančius gražų futbolą. Čempionato finalas yra, vieni laimi, kiti pralaimi, bet čia dar jūsų tik tai futbolininkų karjeros pradžia. Taip, kad nenukabinkit nosių, dar bus daug įvairių turnyrų, čempionatų, bet praktiškai jūs esat visi nugalėtojai, kadangi 4 komandos geriausios Lietuvoje startavote. Taip, kad noriu palinkėti jums sėkmės, gerų mokslų ir naujų čempionatų, pirmenybių bei turnyrų. Visi susirinko.